antram sektoriui su narkotikus užsiema daugelis pareigūnų. Tai paprasčiausiai, kai matai aplink toks gyvenimas, kai niekam nieks neįdomu, tiesiog po to laikui bėgant pats vis tiek įsitraukia į tą trūksta pinigų, trūksta maisto ir reikia gyventi vis tiek, taip ir įsitraukia. Ne vienas pareigūnas yra, kuris susijęs su narkotikais, tikrai gauna iš to pelną ir neseniai buvo sulaikyti grupelė pareigūnų. Sakot, susijęs su narkotikais. Ką reiškia pagal jūs tas susiję? Tai susiję, kad patys pareigūnai jos atneša į pataisos namus. Aukščiausi pareigūnai iš to gauna pelnus. Tai ką jie neša? Viską. Ko tik reikia pataisos namams, tai ir Tai neša. užsako, Tai ar tiesiog žinoma. patys jau ką? Tai žinoma, kam reikia, užsisako ir turi kažkokius tai kontaktus laisvėje ir susitvarko viską. Ko reikia, to ir yra. Ko laisvėje yra, to ir pataisos namuose yra. Tik tai čia brangiau. Tai taip, daug brangiau. Esu matęs, kaip nueina pas pareigūnus ir pas mane grįžta jau su narkotikais. Ir kadangi geri buvo santykiai, tai vis tiek pasikalbėdavom. Bet kalėjime rizikinga prekiauti narkotikais, ar ne? Kur lengviau, laisvėje ar čia? Man dabar gavus lengviau pataisos namuose, nes laisvėje aš išėjęs pabuvau, tik tai gal nutisas vėl buvau suimtas po 8 mėnesių tik išėjęs, o čia 2-3 metus aš labai lengvai, paprastai čia. Ką uždirbot? Uždirbau, iš tikrųjų, uždirbau nemažai, neskaičiavau kiek, bet uždirbau. Dalį suvartojau, dalį netaupiau, tiesiog leisdavau pinigus. Nupirkau ten ir žemės sklypą, ir automobilių, ir siūsdavau pinigus ir draugiai, ir išėjai, ir mamai, broliai. Čia apie kokią mes maždaug sumą kalbam? Jeigu čia taip... Nežinau, tikrai per sąskaitą praėjo tikrai apie kokią 150 000 mažiausiai, tai... Nuteistasis atlikinėjo bausmę pirmame pravieniškių kalėjime. Kiek laiko čia esat? Čia esu beveik metai. O prieš tai atlikinėjau bausmę antram sektoriui, tai nuo 2017 metų ir po to pervežė mane čia. Tai dėl ko atsidūrėte apskritai kalėjime? Kalėjime atsidūriau už narkotikų platinimą. Laisvai? Taip, laisvai. Tai kur jūs platindavot? Klaipėdoje. Galim sakyti, buvo daugiau mano pačio kaip gal vartojimas, platinimas, tai tiesiog bendras... Tu viename, kaip sakė? Bendras susidėjimas, ta prasme, su draugais, tai čia toks yra tas platinimas. O tai kiek metų vartojat narkotikus? Vartoju nedaug, sudėjus per gyvenimą gal metus, gal biškai daugiau, tokiais trumpais tarpais. Ir ką platinot? Nuteistas už heroiną. Kaip pagavo? Pagavo, tai greičiausiai, nežinau, gal kažkas išdavė ar informaciją kažkokią pareigūnai gavo greičiausiai, taip ir sugavo. Buvau grįžęs iš pataisos namų, tai turbūt, kai grįžti, vis tiek yra jau siekimas iš karto, tai greičiau papuolė antrą kartą negu. Tai dabar esate nuteistas 3 kartą? Nuteistas esu gal 5 ar 6 kartus, bet pataisos namuose esu 2 kartą. Tai o dar už ką kitą kartą teisti buvot? Paskutinis dabar buvo pravieniškėse antram sektoriui, taip pat už platinimą narkotikų. O laisvai? Laisvai taip pat platinimas. Visą laiką narkotikai? Jo, mano tokia. Tokia... Jo. Tai, sakot, nuteisė mane pravieniškėse už narkotikų platinimą. Tai jūs platinot narkotikus kalėjime? Taip. Tai galit papasakot, kas čia, kaip gaudavot, kaip... Kadangi antram sektoriui su narkotikus užsiema daugelis pareigūnų, tai paprasčiausiai, kai matai aplink toks gyvenimas, kai niekam nieks neįdomu, tiesiog po to laikui bėgant pats vis tiek įsitraukia į tą trūksta pinigų, trūksta maisto ir reikia gyventi vis tiek, taip ir įsitraukia. Antram sektoriui, tai sakau, tikrai tam ne vienas pareigūnas yra, kuris susijęs su narkotikais, tikrai gauna iš to pelną ir neseniai buvo sulaikyti grupelė pareigūnų. Kada neseniai? 22 metais, jeigu neklystu, tikrai taip. Sakot, susijęs su narkotikais. Ką reiškia pagal jūs tas susiję?
Tai susiję, kad patys pareigūnai juos atneša į pataisos namus. Ir turiu kaip ir tokių, ne ir tokių įrodymų ten dokumentiškų ar filmuotų, bet aukščiausi pareigūnai iš to gauna pelnus. Tai ką jie neša? Viską. Ko tik reikia pataisos namams, tai ir Tai neša. užsako, Tai ar tai tiesiog žinoma. patys jau ką? Tai žinoma, kam reikia, užsisako ir turi kažkokius tai kontaktus laisvėje ir susitvarko viską. Ko reikia, to ir yra. Ko laisvėje yra, to ir pataisos namuose yra. Tik tai čia brangiau. Tai taip, daug brangiau. Tai ir jūs pats platinat, iš kur jūs gaudavot? Gaudavau iš tam tikrų asmenų, kurie gaudavo iš pareigūnų. Tam tikrų asmenų turite omeny nuteistųjų. Taip. O iš kur jūs žinot, kad jie gaudavo iš pareigūnų? Gal jiems atneždavo žmona, tarkim, įsikišus ten kur nors? Ne, esu matęs, kaip nueina pas pareigūnus ir pas mane grįžta jau su narkotikais. Ir kadangi geri buvo santykiai, tai vis tiek pasikalbėdavom. Kiek laiko pardavinėjot? Apie 2-3 metus. Ir nei karto neįkliūvot? Ne, įkliuvau tik tada, kada jau nuėjau pas aukštą pareigūną ir pasakiau, kad žinau tokius dalykus ir galiu būti paviešinta. Žinau, kad tu mane susijęs su tuo, ar ką? Ne, aš tiesiai jam taip nesakiau, tiesiog sakau, žinau, kad yra pareigūnų ratas, kuris užsiminėja. Tai va, ir po to laiko prasidėjo mano, kaip sakant, naikinimas pataisos namuose. Po savaitės buvau atleistas iš darbo, po to tyčia norėjo mane pažeminti tarp nuteistųjų, skirdami patį ten, blogiausią darbą. Ir netrukus ir po to pradėjo jie mane bandyti pagauti su platinimu. Tai atsiuntė savo paskirtą žmogų, apkarstytą mikrofonais ir kamerom. Ir tiesiog nuteisė mane, galim sakyti, išprovokavo tą nusikaltimą. Jie gal tikėjosi, kad aš turėsiu savo narkotikų ir jam parduosiu. Bet aš, kadangi jau gal pusę metų iš vis nieko ten nebeusiminėjau, tiesiog kartais pats pavartodavau, tai kai jis gavo tokį atsakymą, kad aš neturiu jokių narkotikų, aš nebeusiminėjau nieko, tai jisai paprasčiausiai iš manęs tai išprovokavo. Paklausė, kiek kainuoja tas narkotikų, tas dozė, aš jam pasakiau sumą, jisai man pasiūlė beveik 2 didesnę sumą, kad tik aš jam gaučiau tų narkotikų. Ir gavus taip, kad mane išprovokavo, aš tiesiog nuėjau pas kitą nuteistąjį, kuris galėjo jam tų narkotikų parūpinti. Jisai jam jos parūpino, jisai jam jos perdavė, bet nuteisė mane. Kiek už tai davė? Kadangi jie suprato, kad tai yra provokacija, buvo atvažiavę pas mane netgi kriminalistai iš Kauno, tokį davė kaip ir lengvą spaudimą, tai tu čia pagalvok, tu čia prisipažink, tu supranti, neprisipažinsi, gausi daugiau, mes net neįtumėm į teismą, jeigu mums netrūktų įrodymų. Tai aš jau kai pamačiau, kad manęs duoda parodymus dokumentuose, tai prisipažinau. Davė minimaliai, nes jie patys suprato, kad tai yra provokacija. Šiaip pagal viską būčiau turėjęs gauti daugiau, nes ne pirmą kartą teistas. Bet kai žinau, kad čia yra provokacija, patys jie išprovokavo šitą nusikaltimą, tai man davė minimumą. Kiek tas minimumas? 2 metus ir kadangi prisipažinau, dar 64 straipsnį pritaiko. Trečdaliu sumažino? Taip. Už kiek pardavėt jūs tada ten ir kiek pardavėt? Tai ten kainavo cigaretėm, tabako, tai kainavo ten 5 ar 4 piniginės, o man jis davė 7, pasiūlė 7. Bet tarkim, kaip jūs sako, tuo metu jau neprekiavau, prieš tai prekiaudavo, tai kaip vykdavo ta prekyba, tai atsiskaitymai, kaip jie turbūt jau ne cigaretėmis atsiskaitydavo. Tai būdavo ir cigaretėm arba pinigais pervedama į sąskaitą. Laisvė esančia kažkokia. Taip. Tuos narkotikus, sakėt, gaudavot iš kitų nuteistųjų. Taip. O tie nuteistieji, koks jų vaidmuo būdavo? Tai jų vaidmuo, tai sakau, kai jie bendradarbiaudavo su pareigūnais, jie gaudavo iš pareigūnų narkotikus, tai tiesiog, turėdavo asmenų, kurie jas toliau perpardavinėjo. Ir po to, ką jų niekada niekas nesupakavo? Ne. Bet kalėjime rizikinga prekiauti narkotikais, ar ne? Kur lengviau, laisvėje ar čia? Man dabar gavus lengviau pataisos namuose, nes laisvėje aš išėjęs pabuvau tik tai gal
nuteistas vėl buvau suimtas po 8 mėnesių tik išėjęs, o čia 2-3 metus aš labai lengvai, paprastai čia Ką uždirbot? Uždirbau, iš tikrųjų, uždirbau nemažai, neskaičiavau kiek, bet uždirbau. Dalį suvartojau, dalį netaupiau, tiesiog leisdavau pinigus